Labadiena, mano vardas Tomas Lagūnavičius ir šiandien mes kalbėsim apie tai, kodėl verta būti kultūringu. Labai paprastas klausimas. Mokslininkai nustatė, kad jeigu jūs turite tas pačias materialinės gerybės, kokias turi ir aplinkiniai žmonės, bet jūs vartojate labiau sudėtingus kultūrinius produktus, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, domitės kokią nors intelektualių kino, vaikščiojate kokią nors avangardinius koncertus ar dar kažką, tai jūs geriau save realizuojat gyvenime, jūs turit geresnę karjerą, jūs esat labiau patrauklus. Kaip tai įvyko? Todėl, kaip tai susiformavo ir kodėl tai daro tokią įtaką? Žmonės, kurie nori priklausyti elitai, jie išreiškia save įvairiausiais būdais. Yra 4 pagrindinės strategijos, kurios pasireiškia dabartiniai visuomeniai. Tai pirmas būdas tai yra demonstruoti vadinamą auksą plačiąja žodžio prasme. Tai pavyzdžiui, vieni žmonės, kurie nori parodyti, kad jie yra išskirtiniai ir geri, jie puošiasi gražiais drabužiais, labai svarbu prekinis ženklas, ir labai svarbu auksas, labai svarbu sidabras, platina ir visi kiti dalykai, kad tiesiog visi akivaizdžiai matytų. Žinoma, čia ir priklauso tie žmonės, kurie nori būtinai nusipirkti patį naujausią mobilų telefoną, ir tai yra vienas iš būdų parodyti, kad aš priklausau tam tikrai klasiai žmonių, ir į tai žmonės kreipia dėmesį ir sako, gerai, tu tinki mūsų kompanijai. Bet kiti žmonės sako, ne, čia viskas yra apgaulė, ir jie sako, visai tai nesvarbu. Svarbu yra pinigai. Kiek turi pinigų? Tai mobilų telefoną gerą ten už 500 eurų tu gali nusipirkti. Bet tu niekada nenusipirksi taip savo, neturėdamas pinigų, namo, mašinos ar dar kažką. Tai yra tie žmonės, jie konkuruoja tokiais kitokiais daiktais, kur negalėjo apgauti, pasimti leasing ar dar kažką. Tai pirmiausia, kas gražus namas, naujausia mašina, kuri kainuoja jau ten virš 100 000 eurų ir taip toliau. Ir tokiu, žinoma, jachtos, lėktuvai ir visi kiti dalykai. Tokiu būdu žmogus parodo, kad jisai priklauso aukštesnė klasė. Ir tokie žmonės vėl renkasi savo kažkokias kompanijas ir jie būna kartu, jie vienas kitą labai greitai atpažįsta. Sekanti grupė žmonių, tai yra tie, kurie sugeba turėti labai daug laiko ir užsimti visiškai tuo, kas yra nematerialu, kas yra visiškai nereikalinga. Pavyzdžiui, jie nesigeria to, kad jie ten žino ekonomiką, ar jie žino verslo kažkokius dalykus. Jie pradeda užsiiminėti visiškai tokiais dalykais, kurie neturi pridėtinės vertės. Poezija, filosofija, teatras, knygų rašymai ir dar kažko. Tai tokiu būdu jie parodo, kad jie gali sau leisti, jie gali sau turėti to vadinamo laisvo laiko, kurioje užsiiminėja visiškai nereikalingais, nepraktiškais dalykais. Ir tokie žmonės, jie demonstruoja savo išskirtinumą. Kodėl tai yra svarbu jiems? Todėl, kad jie parodo, kad pinigai nėra pats svarbiausias dalykas, todėl, kad aš jų turiu pakankamai ir galiu visą likusį laiką leisti tokiams dalykams. Kas yra įdomu, kada žmonės skirsto šitas grupės, 3 pagrindinės, atsiranda tarp jų vadinamas savipagalbos mechanizmas. Mes vieni kitus atpažįstam, mes panašus į savo vartojimu, savo buvimu, ir mes atpažįstam tos žmonės, kurie yra panašus į mus, ir mes esam linkę jam padėti. Padėti daryti karjerą, bendraujant, dar kažką, tai ir automatiškai atstumti kitus žmonės. Tai čia yra labai natūralu, jeigu žmonės ateina iš skirtingų sluoksnių, tai jie labai greitai toj grupėje suskirsto į pogrupius mažiukus. Labai sunku bendrauti vienos grupės atstovom, kurie, pavyzdžiui, ten domisi kokio nors intelektualių filmų su tais, kurie stovi ir kalba, kaip jie ten apsipirkinėjo kažkokioj parduotuviai ir ką čia dabar gražaus nusipirko, ar čia demonstruoja savo rūbus. Ne dėl to, kad ten vieni geresni, kiti blogesni, bet dėl to, kad tiesiog jie skirtingai vartoja. Ir tas kultūros suvokimas ir materialinės kultūros arba ten kažkokių daiktų arba reiškinių vartojimas, jisai parodo mūsų skirtumus tarpusavę. Ir tas skirtumų aiškumas, jis yra apibrėžia tas ribas tarp įvairiausių žmonių. Dabar yra dar vadinama 4 grupė, kurie sako, kad čia viskas, žinot, yra jūsų, kaip sakoma, žaidimai, yra visiškai kitas dalykas. Tai yra internetas, yra kompiuteriniai žaidimai, yra gaudimasis tame, kaip tai viskas funkcionuoja,
ir jie sako, mums visą tą išorinis vartojimas, demonstravimas, visa kita mums yra visiškai bereikšmi dalykai. Mums svarbiausias yra buvimas internete, kūrimas kažkokio naujo teksto, naujų kažkokių žinių perteikimas, žinojimas, kaip kas veikia. Ir mes esam ten funkcionuojantis kitaip. Ir mes išeinam iš jūsų ten tų socialinių, kultūrinių žaidimų ir atsiribojam. Tai atsiranda kaip kontrakultūra, kurio žmonės giriasi ten naujausiais kažkokiais, ten, kaip pavyzdys, ten kokiais mobiliais telefonais ar ten, nežinau, įranga, bet jie pasakoja apie tai, ką jie žino ir ką jie suvokia, ką jie gali padaryti internetinėje erdvėje. Tai šiuo metu galim pasakyti, kad egzistuoja šitos 4 pagrindinės kultūrinio vartojimo grupės. Žinoma, yra daugybė subkultūrų, yra iš viso žmonės, kurie ten atsiriboja ir vartoja alkoholinius ten gėrimus, narkotikus ir jie visiškai net nesistengia nepriklausyti viena iš tų 4 pagrindinių grupių. Ir tai yra natūralu, todėl kad tos 4, kurias aš įvardinau šiuo metu egzistuojančios pagrindinės grupės, jos kovoja dėl lyderystės. Jos kovoja dėl to, kas dominuos, kas diktuos sąlygas, kas formuos tą kultūros suvokimą ir kas skaitysis aukštesnioji kultūra. Žinoma, turiu pranešti galbūt ir gerą žinią, kad dėl to, kad jos yra 4, dėl to, kad jos konkuruoja, negalima bus skirti vienintelės tikslios, aiškios kažkokios kultūrinės paradigmos ir negalima bus pasakyti, kad ten tie geresni, tie blogesni. Tik tai galima pasakyti, kad žmonės tų skirtingų vartojimo strategijų, jie būrėsi savo kažkokias uždaresnės grupės ir ten stengiasi realizuoti savo ir kitus poreikius, tai seksualinius poreikius, vartojimo, darbo, daugybė socialinio statuso ir daugybė kitų. Tai gerai, tai mūsų susitikimas ir pokalbis apie kultūrinę psichologiją. Šio vietoje gal aš sustosiu ir baigsim. Jeigu turėsim laiko, susitiksim vėliau ir kalbėsim apie kitus dalykus. Sėkmės jums!